Projektas Kibernetinis saugumas su Minecraft. Antra pamoka. 4–6 klasių mokiniams. Asmenį identifikuojanti informacija. Skaitmeninis laukas – tai ne tik žinutės ir nuotraukos, bet ir mažos detalės, kurios kartu sudėjus atkuria žmogaus atvaizdą. Šioje pamokoje žvelgsime į tuos fragmentus ne kaip atskirus elementus, o kaip dalis platesnės istorijos, kurią mes patys padedame kurti. Svarbiausia – suprasti, kad informacija turi pasekmes ir jas verta įvertinti prieš viešinant. Tema ypač aktuali dėl visuotinio dalijimosi ir skaitmeninių paslaugų gausos. Tai, ką laikome maža informacija, gali tapti raktu į platesnį duomenų rinkinio supratimą. Mokymasis čia reiškia ne vien techninę informaciją, bet ir gebėjimą įvertinti kontekstą bei savo sprendimų pasekmes. Aktualumas mokiniams slypi kasdienybėje. Socialiniai įrašai, nuotraukos ir komentarai yra neatskiriama jų pasaulio dalis. Todėl gebėjimas įvertinti pasekmes tampa praktiniu įgūdžiu. Mokiniai mokosi ne tik atpažinti rizikas, bet ir formuluoti asmenines nuostatas, kurios detalės vertos viešumo, o ką vertėtų saugoti. Tai apie pasirinkimų laisvę ir atsakomybę, kurios kartu lemia, kokios mūsų skaitmeninės istorijos. Pamoka vyks per stebėjimą, pavyzdžių analizę ir vaidmenų užduotis. Aptarsime, kaip atpažinti subtilius signalus ir kokius veiksmus verta pasirinkti, kai kyla įtarimas. Praktinės situacijos gali suteikti erdvę aptarti sprendimus ir jų pasekmes. Kiekviena užduotis skirta ugdyti įprotį klausti kodėl, prieš dalijantis. Refleksijos dalis gali būti skirta paversti pastebėjimus į įpročius. Aptarsime, ką verta keisti, ką palikti privačiai ir kada ieškoti pagalbos. Galite pasvarstyti, kokias taisykles verta susitarti klasei bei namuose. Taip formuojama bendruomenė, kurioje kiekvienas prisideda prie saugesnės skaitmeninės aplinkos. Ilgalaikė vertė slypi ne vien informacijoje, bet ir įpročiuose, kuriuos pamoka ragina formuoti. Tad pamoka siekia, kad mokiniai išeitų ne tik su žiniomis, bet ir su pastabumu, gebėjimu atskirti, sustoti ir apsispręsti. Tai ilgesnės trukmės įgūdis, nuoseklus dėmesys smulkmenoms, kontekstui ir bendruomenės normoms palaipsniui kuria saugesnę ir atsakingesnę skaitmeninę aplinką. Mokymasis čia suprantamas kaip tvarus procesas, kuriame žinojimas ir praktika sustiprina vienas kitą. Pedagogams tema svarbi kaip priemonė įtraukti kritinį mąstymą ir saugumo praktiką į ugdymo procesą. Ji suteikia galimybę kurti palaikančią mokymosi aplinką, kurioje aptariami realūs iššūkiai ir formuojamos bendros elgesio gairės. Kartu mokytojai ir mokiniai gali sukurti paprastus įrankius, susitarimus, patikrinimo rutinas ir vizualias atmintines, kurie palengvina kasdienį sprendimų priėmimą. Tokiu būdu pamoka tampa ne tik informacijos šaltiniu, bet ir pradžia ilgalaikių pokyčių, stiprinančių visos bendruomenės saugumą. Ši istorija kviečia pažvelgti į internetą detektyvo akimis. Ne vien rinkti pavienius faktus, bet ir matyti jų tarpusavio ryšius. Stebėsime, kaip skelbiami fragmentai, nuotraukos, įrašai, komentarai kartu kuria įspūdį apie žmogų ir kokios pasekmės gali kilti,
kai šis įspūdis formuojamas be apmąstymo. Refleksijos metu galima aptarti, ką kiekvienas iš mūsų pastebėjo, kokie signalai kėlė abejonių ir kaip tą įžvalgą galima paversti įprastų įpročių prieš viešinant turinį. Keliausime į detektyvų ofisą, duomenų tunelį ir rūšiavimo kambarį. Vietas, kur smulkmenos įgauna reikšmę. Nagrinėsime situacijų kontekstus bei analizuosime, kodėl verta mąstyti apie redagavimą bei atsargumą prieš dalinantis. Pamokoje sutiksi veikėjus, kurių viešinami faktai netikėtai tampa rakteliais į tapatybę. Jų istorijos taps prielaidomis diskusijoms apie sprendimų pasekmes. Užduotys skatins įsijausti į kitų vaidmenis, aptarti situacijas, kuriuose reikalinga pagalba ir nubrėžti ribas, kada pasilikti informaciją sau, kada kreiptis į suaugusįjį. Siūloma aptarti, kaip individualios vertybės veikia pasirinkimus internete. Taip pat teks paanalizuoti atvejus, kai socialinėse medijose pasirodo apsimetėliai. Kaip atpažinti dirbtinai kuriamą patikimumą, kokie ženklai dažniausiai rodo netikrumą, ar techniniai niuansai gali maskuoti tikruosius planus. Užduotys skatins atpažinti signalus, kurie dažnai išduoda dirbtinį pasitikėjimą ir ragins apgalvoti, kaip sumažinti netyčinio informacijos atskleidimo riziką.
Refleksija nukreipta į kritinio mąstymo pusiausvyrą. Kada stabtelėti ir patikrinti. Galiausiai aptarsime atvejus, kai informaciją viešina šeimos nariai. Ši tema gali iškelti apmąstymų, kaip skiriasi nuomonės apie privatumą artimoje aplinkoje ir kokios praktikos padeda suderinti saugumą bei tarpusavio pagarbą. Čia galima diskutuoti, kaip elgtis, kai šeimos nario veiksmai kelia nepatogumų ir kokias pagalbos bei sprendimų gaires galima taikyti namuose. Tai suteikia progą kartu su mokytoju aptarti konkrečius būdus, kaip formuluoti prašymus, susitarti dėl ribų ir ieškoti paramos, kai jos reikia. Užduotis išryškina pasikartojančias formas ir santykius, o ne vien pavienius įvykius. Jos kviečia svarstyti apie pasirinkimų pasekmes, atskleisti subtilias dinamikas ir atrasti bendras gaires tarp skirtingų situacijų. Po šių užduočių verta skirti laiko aptarimui, kas mus stebino, ką norėtųsi pakeisti savo elgesyje ir kokias taisykles verta susitarti klasei. Tema čia traktuoja platesnį atsargumo ir bendrų įpročių ugdymą, o ne vien atskirų taisyklių perteikimą. Mokymasis reiškia nuolatinį stebėjimą, apmąstymą ir sprendimų pritaikymą kasdieniame gyvenime, kad smulkios įžvalgos taptų natūraliais pasirinkimais. Tokiu būdu žinios virsta praktika, bendruomeniškų gebėjimų kurti saugesnę skaitmeninę erdvę. Apsvarstymai apie pasekmes padeda formuoti sąmoningesnius pasirinkimus ir bendras elgesio normas. Tokiu būdu kiekvienas mūsų veiksmas gali tapti indėliu į pagarbesnę ir saugesnę skaitmeninę erdvę.
Projektas Kibernetinis saugumas su Minecraft. Projektui įgyvendinti skirta 50 525 eurai 18 centų suma, kurią sudaro 2021–2027 metų ES skaitmeninės Europos programos lėšos 25 262 eurai ir 59 centai ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos 25 262 eurai ir 59 centai. Atsisiųsti pamokų paketą galima nurodytoje svetainėje.